Kelionių organizatorius Nestor sveikina jūs atvykus į nuostabaus grožio ir kontrastų šalį Turkiją. Taip, mano vardas yra Ernesta, aš esu Nestor atstovė Kemero regione. Šiandieną jūs visus lydėsiu iki jūsų viešbučių ir padėsiu juose prisiregistruoti. Mūsų šaunusis vairuotojas yra Osman Bey, tai galite jį pasveikinti plojimais. Jisai saugiai greitai jūs nuveš iki jūsų viešbučių. Kalbant apie saugumą, noriu paprašyti visų prisisegti saugos diržus, kuriuos rasite tarp savo sėdynių, būtent šitoje vietoje. Autobuse taip pat paprašysime palaikyti bendrąją tvarką, nevaikščioti kelionės metu ilgai, nevažiuosime maždaug iki pirmojo viešbučio, važiuosime apie 50 minučių. Taip pat nevartoti autobuse alkoholinių gėrimų, nešiukšlinti, kadangi mūsų vairuotojas pats tvarkosi autobusą, taip paprašysiu šiek tiek supratingumo ir tvarkos. Sutarėm? Na, kaip jūsų pačių nuotaikos? Geras? Šiek tiek jaučiu visi nusivylėte, ne? Oras, kaip važiavote į Turkiją, galvojate gal, kad bus saulėta, ne? Pasitiks saulės spinduliai. Na, pas mus šiandien taip yra apsiniaukus diena, šiek tiek lietinga, bet nebijokit, jūsų atostogų metu, kiek žiūrėjau orų prognozes, tikrai, na, orai bus šilti. Tikrai matysite saulės, tikrai galėsite pasideginti. Ir pas mus Kemero regione paprastai sušyla šiuo metu iki 26 laipsnių šilumos. Šiais metais sezonas prasidėjo gana vėlokai, ne? Praeitais metais sezono metu, tokiu pat metu buvo jau 30 laipsnių šilumos. Sakiau dabar, viskas aišku. Na, o kaip manote, koks svarbiausias dalykas pasiimti su savimi per atostogas? Nuotaika, girdžiu? Tik nuotaika, kiti sako dar pasai, ne? Pinigėliai. Aš visą laiką turistams sakau, svarbiausia pasiimti ir savo sveikatą. Todėl noriu visų paklausti, ar turite kelionės draudimą? Gal yra, kurie neturi kelionės draudimo, tuomet paprašysiu pakelti rankas. Aha, visi šaunuoliai, visi turite kelionės draudimą. Na, saulėte, su atostogų metu, jei kažkur vaikščiosite, tai naudokite galvos apdangalus, pasisaugokite, gerkite daug vandens. Ir taip pat čia Turkijoje, kas ne pirmą kartą, tai turbūt žinote, kad vandens iš krano negalima gerti. Jisai paprastai yra supilstytas į buteliukus, jį reikia išsigyti. Galite pasiimti iš savo viešbučio baro nemokamai vandens, jeigu kažkur vaikščiosite, vandens galite nusipirkti. Aišku, viešbutėje vaisius plauti, tarkim, valytis dantis galite, tiesiog to vandens nerekomenduojama gerti. Čia Turkijoje vanduo tikrai nėra brangus, depozito mokesčio nėra, tai įsigysite lengvai ir paprastai čia. Na ir žinote, kokia yra nacionalinė Turkijos valiuta? Lyra. Taip, girdžiu, lyra, teisingai. Tai vėlgi, čia mes Kemero regione galime atsiskaityti 3 valiutomis, lyromis, doleriais ir eurais. Tai dabar šiuo metu $1 prilygsta maždaug 3,6 lyrai, 1 euras prilygsta 3,8 lyrai. Vėlgi šis santykis nėra pastovus, jis kiekvieną dieną kinta tais keliais centais, dar čia vadinamais kurušais. Tačiau prieš atsiskaitinėjant čia niekas taip nesismulkina, tai tarkime, jeigu už kažką mokėsite 10 eurų, tai sąlyginai kainuos ir $10. Taip pat atsiskaityti čia galite ir mokėjimo bankinėmis kortelėmis, tiek kreditinėm, tiek debitinėm. Vėlgi atsiskaitimas vyksta analogiškai kaip ir Lietuvoje. Tiesiog visą laiką patariu žmonėms, pasitikrinkite tą sumą, už kurią turite sumokėti ir teisingai įvesta, kadangi čia pinigų sumas įvedame ir kad neliktumėte apgauti, kad nepermokėtumėte, tais laikas sumą turite pasitikrinti. Jeigu reikėtų jūsų atostogų metu išsigryninti pinigėlių, tai vėlgi tai galite padaryti kiekviename bankomate, esančiame kiekviename miestelėje. Ir vėlgi mano patarimas yra tas, kad įsigrynintumėte jau tokią sumą, kokios jau jums prireiktų visų jūsų atostogų metu, kadangi čia yra taikomas komisinis mokestis, kuris kainuoja maždaug nuo 3 iki 7 eurų ir vėlgi priklausomai nuo to, kokią pinigų sumą išsigryninate arba kokia yra jūsų banko sąskaita. Ar būtų kokių klausimėlių iš to, kad dabar viską susakiau?
Antalijos miestas yra šeštas pagal dydį visoje Turkijoje ir jisai vienas populiariausių kurortų Turkijos pietuose. Čia gyvena maždaug 2 milijonai žmonių, sezono metu jų siekia ir 3 milijonai, kaip sakau, visa Lietuva. Ir būtent dabar mes važiuojame pramoniniu rajonu, tačiau, kaip aš sakau, visą Antalijos grožį galima pamatyti būtent jo senamiestyje. Ir yra jums galimybė apsilankyti jame, nes su mumis, tai būtent kuomet jūs galėtumėte pasivaikščioti viename. Ir ką galite pamatyti juose, tai vėlgi miestelėje Demrė yra Švento Nikolajaus cerkvė. Ir ta cerkvė vėlgi, jūs aplankote ją, jinai nieko panašaus neprimena šių dienų cerkvės, jinai pastatyta yra 3-7 amžiuje, tenai buvo visa kilusi krikščionybės pradžia, taip pat tenai turkai patys mano, kad būtent iš Demrės miestelio yra kilęs ir pats Kalėdų senelis, todėl dažnai, kai mes pasakome, kad mes galvojame, kad jis kilęs iš Laplandijos, tai dažnai patys turkai ir nesutinka. Taip pat apsilankytumėte ikonų muziejuje, galėtumėte pasigrožėti ikonų bei freskų tą autentišką dvasią, pasimėgauti jų su grožiu. Taip pat lankote paskutinėme miestelėje Kekovo ir kuo ypatinga yra Kekovo, tai vėlgi tas miestelis yra dalinai nuskendęs, todėl jūs plaukite jachtą ir būtent jūsų jachtoje įrengtos specialios stiklinės kameros, per kurias galite jūs matyti tą visą nuskendusį miestelį, taip pat per jachtos bortą sužinotumėte to miestelio būtent istoriją ir galėtumėte susipažinti su visa Lenkijos, kaip ir minėjau, karalystė. Tai šitą ekskursiją pasikartosiu yra vedama lietuvių kalba būtent. Turime dar vieną populiariausių ekskursijų, kuri irgi vykdoma lietuvių kalba, būtent tai yra plaukimas į Meiso salą. Ir kas yra ta Meiso sala, tai būtent Meiso sala yra priklausanti Graikijai, tai galima sakyti, jūs galite apsilankyti ir pačioje Graikijoje. Vėlgi, ta sala nutolus nuo Turkijos per 6 kilometrus ir kuomet jūs keliatės keltu būtent tą salą, tai viskas automatiškai pasikeičia, nors kaip ir minėjau, yra tik 6 kilometrai atstumus, tačiau vėlgi toje saloje yra vien tik tai graikiškos vėliavos, aplinkui yra jūs graikų kalba. Galite apsilankę vietinėse kavinukėse paragauti vėlgi tradicinio graikiškų patiekalų, tradicinių gėrimų graikiškų. Pasivaikštę jūs po tą salą, taip pat užlipate į salos aukščiausią tašką, Meiso salos pilį, kuomet jums atsiveria visa Viduržemio jūros panorama, aplinkui matote ir kitas esančias mažas salytes, galite pasimėgauti, iš tiesų labai gražia ir autentiška panorama, kaip ir minėjau. Taip pat laukia apsilankymas masažo kambarėlėje, kuomet jums atliekamas profesionalus viso kūno masažas su eteriniais aliejais. Aš kaip ir minėjau, dabar mums po kairę pusę atsiveria visa Viduržemio jūra, dar kitaip ši jūra yra vadinama Akdenis ir Akdenis išvertus iš turkų kalbos reiškia baltoji jūra ir kuomet ryte sukyla visos druskos, ši jūra turi baltos spalvos atspalvį ir tik tai įsidienojus dienai įpusėjus vakare ši jūra įgauna mėlynos spalvos, žydros spalvos atspalvį. Taip pat, kas keliaujate su savo šeimom, tai visą laiką irgi parekomenduoju apsilankyti Antalijos akvariume. Ir Antalijos akvariumas yra 5. pagal dydį visame pasaulyje. Ir būtent jį sudaro vienas didelis stiklinis tunelis, pro kurį jūs vaikštate ir galite pamatyti jūros gyventojus. Tai reiškia, kuomet jūs einate, aplink jūs yra vien tik tai stiklas ir galite išvysti tuos pačius žuvikus Nemo, ryklius, rajas ir būtent tame akvariume salos pavadinimas. Ir ši sala turi ypatingą formą ir kaip matote, tas visas žalias miškas primena tarsi vėžlio kiautą ir ta tokia galvutė yra tarsi vėžlio galva, nedidelė. Tai vėžlio formos sala ir būtent prie jas galima apsilankyti su jachta. Kadangi matote, šone yra ir Jaka kalnų upė, upės slenkščiais ir vėlgi ta trasa sudaro maždaug 12-13 kilometrų. Tai jūs plaukėte vėlgi, kai pasirenkate 80 vietų plaustis arba 9 kanjonomis.
būtent beplaukiant, tai vėlgi iš arčiau galite pasigrožėti iš arčiau esančių kalnynų ir dažnai būtent plaukiant pro tą upę ant kalnų būtent gaunasi dažnai kalnų ožkos ir kalnų ožiai, tai galima kartu pasigrožėti jais. Jeigu kas manote, kad jums neužtenka tik tai pasiplaukimų būtent upės veikščiais, ta būtent trasa, kurią sudaro, kaip ir minėjau, 12-13 km, tai yra visą laiką siūlomas raftingas super combo, kuomet po viso pasiplaukimo jūsų lauktų džipų safaris, kas norėtumėte, galėtumėte papiknikauti ir kartu apsilankytumėte Laipynių parke, kur yra skirti nuo sudėtingumo trasos, nuo pačių lengviausių iki pačių sudėtingiausių. Vėlgi tą trasą galite pasirinkti jūs miestu, kadangi Jeruzalėje visi pastatai, visas kelias yra būtent baltos spalvos, tai galėtumėte pasivaikščioti jais, aplankytumėte žymiausias vietas, tokias kaip Raudų siena, galėtumėte praeiti ir kryžiaus keliu. Tiesiog trumpai papasakau apie jas, kas norėsite plačiau sužinoti, galėsite paklausti informacijos būtent apie savo viešbučio gidą, kas tiesiog mėgsta, pildom didžiausiamis lotyniškomis raidėmis, be jokių E, Č, Š ir panašiai. Jeigu kambaryje gyvenate dviese arba trise, tai vėlgi... Savo žiedą. Taip, tai ką tik atvykome į Aka Atedam viešbutį, tai dar kartą... Ramazan, ne haber?